Utenoje įvyko jubiliejinis jau 10-asis Lietuvos tradicinės karatė čempionatas. Dėl aukščiausių vietų jame aršiausiai kovojo tradiciniai favoritai. Tačiau netrūko ir staigmenų. Komandinėje įskaitoje nugalėjo Lūšies klubas, surinkęs 95 taškus. Antrąją vietą užėmė Danas 67 taškai, trečiąją Sandrei 12 taškų. Toliau išsirikiavo Tikslas, Samurajus ir Seišin. Lietuvos tradicinės karatė asociacijos prezidentas Giedrius Dranevičius džiaugiasi, kad renginys vyko labai sklandžiai. Čempionatas pradėjo labai sklandžiai. Nebuvo traumų, nebuvo protestų, nebuvo skundų, kas byloja, kad sportininkai žino, ką reikia daryti, teisėjai žino, kaip reikia teisėjauti, treneriai žino, kaip reikia ruošti varžybomis. Iš tiesų buvo siurprizų. Kaip matėme nugalėtojų pakilos, tarp 3 juodų diržų užlipo vaikinas su rudu diržu, tai Paulius Mackonis. Ir jis užlipo 2 kartus, tai yra prestižinėje kumite rungtyje ir kogo kumite rungtyje. Tai yra, manau, tikrai netikėta, tai yra siurprizas visiems. Paulius turėjo gal metų pertrauką su mokslais, po metų pertraukos grįžo vėl sportuoti ir per šios metus dirbo labai intensyviai ir rezultatai parodė, kad dirbo, jis 4 medalius iškovojo, kad dirbo teisinga kryptim. Paulius Mackonis teigė prieš čempionatą svajojęs laimėti bent vieną apdovanojimą, tačiau grįžo namo net su 4. Prie kumite ir kogo kumite aukso sportininkas dar pridėjo 3-asias vietas Katos ir Fukugo rungtyse. Man, žinokit, visiškas staigmena. Galvojau, galbūt vieną kokį medalį pavyks išsivežti, o kad tiek pavyks pasisekti, žinokit, tikrai nesitikėjau. Buvau padaręs metų pertrauką sporte, galbūt tai davė naudos kažkokios, grįžau vėl, kažko pasiekiau, patobulėjau, galbūt tai padėjo. Galbūt tas užsispyrimas kažkoks, nes važiavau varžybas ir galvoju, reikia šiandien parodyti, ką galiu geriausiai. Manau, tikrai sugebėjau, taip, galbūt net geriau negu, pavyzdžiui, per treniruotę darau. Kuklesnių medalių kraičių turėjo tenkintis nuolatinis Lietuvos čempionatų prizininkas Norbertas Motiejūnas. Jis tapo Fukugo rungties nugalėtoju, Katos ir kumite vicečempionu, bei kogo kumite 3-osios vietos laimėtoju. Pasak sportininko, geriau pasirodyti trukdė organizaciniai reikalai, nes čempionatą Utenoje buvo patikėta rengti būtent jo vadovaujamam klubui Danas. Renginys pavyko, manau, neblogai, tai buvo jubiliejinis, slėgė truputėlį atsakomybė, tikriausiai dėl organizacinių dalykų truputėlį gal nukentėjo pačios startai, bet negaliu per daug skųstis, nes vieną kitą medalį laimėjau ir aš. Manau, kad auga jaunimas, ką šiandieną ir matėm, puikiai pamaina, mes dar rodom truputėlį pavyzdį gal iš patirties, jaunimas startuoja iš jaunatviškumo, manau, kad dar 2, 3, 4 metai ir mes turėsim puikią pamainą. Tarp moterų tradiciškai neįveikiama buvo Dovilė Ladaitytė. Jai Lietuvoje kol kas neprilygsta nei viena varžovė. Dovilė tapo kumite ir Katos čempione, be to čempionate dar ir teisėjavo. Sakyčiau, kad pasisekė. Padariau tai, ką norėjau. Kaip jau minėjau, tai sudalyvavau Katos, sukovojau taip, kad negavau diskvalifikacijos. Iš tikrųjų, pasimokiau iš Izraelio klaidų. Truputėlį ramiau kovoju. O šiaip, manau, užduotis įvykdžiautas, savo išsikeltas tiek teisėjas vaidmenį, tiek sportininkės, tai manau, kad čempionatas pasisekė. Lietuvos čempionato rezultatai leidžia numatyti, kokie sportininkai gali patekti į Lietuvos rinktinę. Spalio 2-7 dienomis dalyvausiančią pasaulio čempionate Lodzėje. Taip, mes formuosime šio čempionato pagrindų ir rezultatais remdamiesi formuosime nacionalinę rinktinę. Ir sportininkai, kurie užėmė prizinės vietas, tai manau, kad didžioji dalis jų papuls į rinktinę. Aišku, nepakanka užimti prizinių vietų, toliau turim dar pusę metų, turėsim aktyviai ir intensyviai ruoštis, tai reikia ir sprendimo pasišvęsti. Štai paskutiniai kelio atkarpa, ji bus tikrai sunki, bet tikimės rezultatų ir pasaulio čempionate, prizininkų ir nugalėtojų.